va, varžybos buvo įtemptos, varžovai buvo stiprus gan, metė tritaškius, bet vis tiek susijėmėm gale ir padarėm taip, kad laimėtume. Nu ką aš galiu pasakyti, blogai, pralošėm rungtynės, pritrūkom jėgų rungtynių gale. Iš tikrųjų noriu pasakyti ačiū Rimantui ir Vytautui, kad jie atvyko į antrą kėlinį bent jau, padėjo mums prisivyti varžovus, išlyginti žaidimą, persverti rezultatą, tačiau gale pritrūkom tikslumo, jėgų, padarėm per daug kvailų klaidų. Šiandien iš tikrųjų labai prametėm daug laisvų metimų, tai yra didžiausia, manau, mūsų problema. Kitas dalykas, varžovai žaidė užsivedę, jie tikrai norėjo mumis įveikti ir manau, šiandien jie buvo stipresni. Bent jau tiek galiu pasakyti. Šaunuoliai teisėjai, nors buvo spaudimas nemažas, bet su teisėju, sakyčiau, visai neblogai. Ką dar galiu pasakyti. Neįmetėm daug baudų rungtynių pabaigoje, tas irgi lėmė galutinį rezultatą. Sveikinam varžovus su pergale. Reikia mokytis iš pralaimėjimų.